Nu tai kon jūs, kelininką, sveiki gyvi. Kodėl nesusirenka tų nereikalingų žinklų nukeliaus? Juk matot, kad ne visi tie sugeba apvažiuoti. Grįžau į Lietuvą. Vienas pagrindinių klausimų, ar aš sugebu vaikščioti. Nu, jeigu šitas mano šliaužiojams vadinams ir vaikščiojimu, tai gal ir sugebu. Tai jo, šiaip per dienas visiškai nevaikštau, absoliučiai vis dien kimarin lovą. Jeigu jau baisė reikia iki tūlika, stiprės reikalas, nuvarau vien kart per 2 dienas. Tai galvoju, reikia visgi įkelti ton vieną video, kadangi jau vis savaitę praėjo, o aš dingęs be žinios. Visų pirma, labai dėkoju visiems, kas prisidėjo, tai ir finansiška, ir morališka, tai bent kažkiek privertėt nusišypsoti vis tiek. Tai praėjo lygiai 1 savaitę nuo avarijas ir aš jau Lietuvo. Tai galvoju, atsakysiu į kelis dažniausiai užduodamus klausimus, katrai pasitaikė dažniausiai YouTube. Bandžiau visus komentarus perskaityti YouTube, 3000, Instagram žinučių panašiai, ir tikrai negaliu visiems atrašyti. Ir vienas iš pagrindinių klausimų, kaip jautiesi, ar gyvas? Tokie beveik vis klausimai, kaip jautiesi. Tai palyginus, kaip jaučiaus 1, 2, 3 dieną, tai dabar žymiai geriau. Wow. Seniau net taip šitą negalėjau, nieko švies negalėjau padaryti. Taip aš kaip galėdavau atsimerkti, galvą galėjau pasukinėti, o visim kitim judesiam reikia pagalbas. Tai jo, dabar palyginus, 16 kartų geriau jautus. Tai kadangi jau Lietuvoje esam, tai kaip man pavyko visgi sugrįžti į ton Lietuvą. Buvo cirkų, iškart galiu pasakyti, ne iškart pavyko sugrįžti. Tai grina išpo patavarės, kaip man ten jau sugipsavo, padarė vis nuotrauks, taip toliau. Sako, tau jokį gydymų čia kaip ir nebus, sako, tau reikia varyti teisę į Lietuvą. Sako, ieškokis bilietų ir varyk iškart į Lietuvą. Sako, galėsi sėdėti, jokių problemų, nusipirk bilietus, įskrisk numiai. Aš visiškai niek negalvojus, absoliučiai taip niek ir negalvojau. Tiesiog pradėjau ieškotis bilietų, nusipirkau bilietus, tai buvo vakars ir grina rytojaus ryto. Ten už kokių 7 valandų skrydis. Nusipirkau bilietus. Tai skrydis buvo iš Erzindžano į Ankarą, iš Ankaros į Stambulą ir iš Stambulą į Rygą. Tai jau dar kas nežinojot, aš buvau Erzindžano mieste, universitetinė ligoninė, labai gera ligoninė. Tai jo, aš nusipirktus bilietus, per naktį realiai net nemeiktų, nes ten 6 ryto reikia varyti į oro uostą. Muni paėm su greitai pagalba, sak, mes tavi nuvešiam su greituški. Važiuojam naktį į oro uostą ir privažiuojam prie durų. Ir aš taip ir neišlipau iš savo lovos. Tiem atidarė duris, pažiūrėjo į mane, sako, oi, sako, be šansų, sako, mes nepriimsim, sako, to žmogaus lėktuvo. Ir ane ten šnekėjai. Ir tada galų gali išsiaiškint, kad tu turi užsisakyti tokį paslaugą kaip wheelchair assistant. Vien žodžiu, neįgaliojo padėjėjas. Turi užsisakyti mažiausiai 72 valandas prieš skrydį. Nes aš irgi taip galvoju, kad tipo, esi neįgalus, nuvarai į oro uostą, tai tavi tiesiog pasitink ten kažkas, bet pasirodo turi tam paslaugą užsisakyti iš anksto. Tai manis lėktuvų nepriėmė. Tai čia turbūt buvo mano patys greičiausia ir labiausia į balą išmesti 500 eurų, nes jo, buvo 2 persėdimą, tai 500 eurų sumokėjau už bilietus ir neskridau. Tada slogiom nuotaikom grįžom atgal į ligoninę. Visko ten išsiaiškinom, sako, jeigu nori skriesti, turi pirkti ten 3 vietas, kad galėtum ten savo koją išteisti. Tai paskiau tiesiog sako, mes galim, sako, tavo gipsą išimti. Man išėm gipsą, čia ton visą bintą nuvinioji.
atneši tas visoks langėt šitas ir sak, su tas tikrai jau galim tik tą 2 veit, sak, tau bus lengviau skrėsti ir bus viskas ok. Tai gautus įtvarus, tada jeigu nori bilietą nusipirkti ekstra vietą, nežinau, online, man neleidų to padaryti, o jeigu nori ton asistentą pasimti, irgi turi būti naskomin telefon, užsisakyti ton asistentą. Tai vis bilietus ir ten asistentus, veitas nusipirkau per telefoną tiesiog. Turkish Airlines ir pasisekė, kad nereikėjo 3 skrydžių, tai tiesiog skridau iš Erzincaną į Stambulą ir iš Stambulo į Rygą. Ir tad ten, nežinau, ten porą dienų dar berods pakimarinau, aš to ligoninė, sulaukiau savo skrydžiaus, vėl su greitai nuveži. Iškart pasitiek su vežimėliu, mani dar palydėjo vienas daktaras, kad ten būtų viskas ok. Tai kaip ten viskas atrodo, tai jau tiesiog vežio po oro uostą su vežimėliu. Tai tiesiog paėm, pravež ton čekiną, kažkur pastat, sak, palauk čia, lauki, atein tau laiks. Tas tau padėjęs nešiojas tau bilietą, tai bet savo padėjėjos nikori neišskris. Un sak, kad tau skrydis ir atein, padau tau bilietą, sak, važiuojam. Aš galvoju, man išeis daugiau pafilmuoti, bet aš kadangi tik vieną ranką turėjau, tai visur turėjau tiesiog laikytis su tą vieną ranką, o su kitu ranką filmuoti negalėjau. Tai apgavos, kad visur, kur judėjom, aš tiesiog laikiaus kažkur įsikėbis. Tai pat pirm lėktuvų, kaip reikėjo skrėsti, tai mums ten per lauką vežė, nuvežė per lauką ir pažiūrėjau, kur žmonės lip laiptukas per vieną pos, mums ten su tokiu liftuku užkeli. Ir ten, kaip tai užkels tau liftuku, tai tai iš to vežimėliaus persodien į dar mažesnį vežimėlį, kad rastelp tarp kėdžių. Ir tada vež tarp kėdžių iki tau veids. Čiuk, nuvažiuoju iki veids, pasodien, viskas eis savo veito. Tai aš turėjau 2 sėdams veids. Buvo bišk sunkiai iškentėti per pirmą skrydį, o per antrą skrydį aš visgi turėjau 3 sėdams veids, nes pati įgul pamatė, kad aš ten labai prastą sėdu, tai tiesiog ten tokį moteriškį bausą, gal galėtumėt persėsti. Tai ton moteriškį pasodieną kiet veitį ir aš turėjau 3 veids antram skrydį. Tai ačiū Dievo dar normalis oro linijais, Turkish Airlines, galėjau pavalgyti nemokamą, žodžiu, nebuvo ten didelių bėdų. Parskridauju ton savo Rygą. Ir kiek kainavo mano skrydis, 4 sėdimas veitas su persėdimu, tai kainavo apie 910 eurų. Dar kits dalyks, ar turėjau sveikatos draudimą? Ne, dėja tačiau, bet sveikatos draudimą Paulius Samoška neturėjo. Ir kiek man reikės susimokėti už gydymą, visiška baranka, visiškas nulis. Aš dar prieš išvažiuojant dar specialiai paklausiau, ar niek tikrai nereikės mokėti. Tai dar nubėga ten tas daktoriuks paklaus, nesak, Turkijo po auto įvykiaus skubus gydėms, sak, nemokams. Okei, sakau, bravo, super, taip šitą sakiau. Bet visgi, paskiau grįžau į Lietuvą ir man tas pats daktoriuks siunt, tipo sąskait, sak, ne, visgi reikės susimokėti. 55 eurų beras ant sąskait, tiesiog už priemonės ten. 3 lašalėnis, ten nuskausiminam, bins, dar kažkas, 5 eurių, okei, galvoju. Ir paskiau jau žadėjau mokėti, už pos valandos paraš, ne, sak, tau, pašnekėjau su menedžeriu, sak, tau panaikentas, sak, niek, sak, tau nereikia mokėti. Prabuvau Turkijo ligoninę 4 dienas berods, tai visiškai niek nereikėjo mokėti. Laik. Tai dabar, kiek laiką aš čia turėsiu gyti, tai nežinau, tiesiog ten taip abstrakčiai pasakė, mažiausia 4 savaitės. O dėl tikslesnių dienų varau 4 savaitę Lietuvą pas daktarų pasirodysiam ir išsiaiškinsiam iki gal, kaip čia aš kiek laiką turėsiu gyti ir ko nuveikti. Tai taip labai trumpa apie mano grįžimą į namus. Dabar tiesiog kimarinsiu mėnesį ir lauksiu, gal pasveiksiu. Content abejoju, kad bus, bet ačiū visiems, kas rašėt, ačiū visiems, kas prisidėjot. O mes susitiksim arba už mėnesios, arba už 2. Iki. Zaten şunu çıkarsak daha iyi. You can show me your passport. Yes. Photo, okay. Credit. You can... Bana doğru çevireyim, şu kamerayı bir çıkartalım. O çıkarabiliyor ya. Şey yaparız. Direkt buradan alabilirsiniz kamerasını. Nasıl? Oradan çıkar. O çıkar. çıkar? Dur, Onu kilitliyor. çıkarabilir miyiz abi? Bu yayın gel abi. Şunun arkasına alalım. Kemeri de komple almamız lazım. Tamam şunu. Kemerle mi alalım? Evet, kemerle alalım. Arka falan şeylerden. Bana doğru artık yatırayım abi. Okey, Arkadan açabilirsiniz. Çıkarın abi şunları.
Sorry. O arkada mutlaka bir klipsi vardır. Arkadan klip sırtında büyük ihtimalle. Klipsini ama arkaya koymazlar ki. Tek başına takmış bu adam bana. Şöyle olabilir. Giymiş olabilir ya. O lastikte, Lastikte bu direkt çıkar bence. Olabilir. Boyunun altına Alınabilir yerleşmiş. belki. Boynundan olur. Boynuna zarar bir şey vermeden. Şu sırtını biraz Önce kaldırın. bir kolunu Ya şu altına. boynun altından çıkabiliyor boynun. Aynen. Kafaya kaldırın siz. Tamam yok. Böyle bir al abi.